Taigi, sasadai visiems iš Kambodžos. Šiuo metu esu Kompoto mieste vis dar, bet man už nugaros, stulpas nebeblokuoja, man už nugaros yra traukinių stotis. Ganėtinai tuščia. Kažkaip traukinių transportas Kambodžai nėra labai populiarus, bet nusprendžiau važiuoti traukiniu. Jisai bus už kažkur 40 minučių, tai jo. O važiuosim mes į, aš net nežinau, kaip jis miestas tik tai vadinas, kažkaip Sihanoukville. Galbūt lietuviškai Sihanoukville, nes šiaip yra tiek Sihanouk, tiek Sihanoukville, visokių yra tiek prancūziškų, tiek kambodžiškų, tiek tų angliškų pavadinimų, ne esmė. Tai važiuosim ten, pažiūrėsim, kas ten yra gero, bet mes ten būsim gan trumpai, nes paskui vakare mes važiuosime beveik 12 valandų su autobusu į Batabango miestą. Tai visą šitą pamatysite šiame video, o dabar, nežinau, pažiūrėkime, kas gero yra čia. Kas čia gero stoty. Kokia būtų stotis be vietinio gaidžio. Koks gaidys. Visiškai nieko čia nevyksta. Čia tiesiog vienas traukinys per dieną, kaip suprantu, atvažiuoja. Du. Tarsi vieną kartą į vieną pusę, kitą kartą į kitą pusę. Ir viskas. Tai maniau, aktyviau bus. Nu nieko, sulaukėm traukinio ir varom. Kaip įdomiai, to atvažiuos traukinys ir iš karto privažiavo pilna tuktukų. Tai va. Matomai, kai žmonės išlips, iš karto pareis. Tuk, taksi. Tai štai kaip viskas čia funkcionuoja. Nu ką, tuktukeriai savo darbą kimba, ieškos aukų. Vietos su tuktukeriu atrodo daugiau negu keleivių. Matot kaip? Darbas yra darbas, nors ir koks užknisantis. Tuktukų mafija. Nu ką, sasadai, kur mūsų vietelė, dar 24. Tai, 24, tai pačiam priekime šio būsim. Geras. Nematau, kaip čia matematiškai neturėtų gauti 11, 12, 13. O tai kur 24, sakėt čia mane eiti. Vienu žodžiu, įsėdau visai ne į savo vietą, nes čia tiesiog max yra 17. Čia tokie žmonės iš Vokietijos irgi buvo pasimetę, nes jų yra 18, mano 24, tai tiesiog kur nori ten sėdi. Realiai, traukinys į pustušis yra, o čia tiek te važiuoti reikės. Tai ką dėl to taip ir yra, nežinau. Viskas, ate, kompotai. Nu okei, žiūrėk, kiek kalbė. Einam į Tūliką. Žiauriai noriu, pažiūrėsim, kaip čia atrodo Tūlikai. Beje, atkreipiau dėmesį, jog čia yra dar ir baras. Čia galim pasiimti kolą energetinę už $1. Traukinį. Kava, karšta kava, $7.5, jeigu su pienuku norit. Taipogi yra bulvi. Potato. $2. Nuspėjau čipsą čia tikriausiai. Gerai, varom ieško Tūliko. Žiūrėkit. Penkšt. Ateitis čia. Nieko nėra. Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti. Žiauriai karšta čia. Žiauriai. Nu ir švaros nėra švaros. Tikrai negali būti, kad čia per dabar tiek popieriaus priėjo. Nu, bet čia normaliai. Yra Tūlikas, bet svarbiausias dalykas. Sueis. Jie pasirodo, kad aš visą laiką ne taip sėdėjau ant Tūliko. Blevat. Taip aš šitaip negavau sėdėti. Sprolina vienas. O kitas dirba. Sustojom vidury džiunglių, nebevažiuojam, kodėl, nežinau. Galbūt kažkokios seksinės problemos. Čia irgi žmonės ateina pasižiūrėti. Vyksta. Nu nieko. Pastovėsim čia šiek tiek.
Laiko turim. Dân xem xong cho việc chụp nè là bạn ai ba năng thá cho nên trong thời tiết thì giờ về tập 5 នាទី ពីព្រោះមានខ្សែរត់នៅពីខាងមុខសូមអរគុណ Nu, tai atvykomės į tą Sichanuk Vilį. Atvalėm atrodo 20 minučių vėliau negu turėjom, bet tai čia, neknikis. Tai tokį, kas aš žiūriu ir įsikvišėm boltuką, nu ne boltą. Greba. Tuktuką. Oi, kiek tuktukerių pareina. Hi. No, thank you. O, kiek. Hi. Hello. No, thank you. Đó rồi, đó có. No. Có quên là lao thế. No, thank you. Tai va, tai esmė tame, kad... I don't know, thank you. Esmė tame, kad jeigu tu čia priimsi tą tuktukelį, tai jie kokius 3 kartus brangesnę kainą pasakys, negu jeigu per aplikacijas sakysi. Jie žino, kad ateina turistai, kurie nežino, kurie atvarė, ką jie čia daro. Pasiklydę, pasimetę, tai va pasinaudoja tokiais. Mes tai tokie. Mes biudžetiniai esam žmonės, ane, žiūrovai. Eisim, įsikviesimės per aplikaciją ir sumokėsim daug mažiau. No, thank you. Nieko nėra čia. Ką šuniuks daro? Nu gerai, šiaip netaip pavyko užsisakyti man maistelio. Tai dabar jūs galbūt galvojat, kodėl aš valgau burgerį šiandieną, ne? Tai nesmerkit manęs, bet turiu šiek tiek problemų su žarnynu, jeigu suprantat, ką turiu omeny. Tai vakar visą dieną tiesiog out buvau, tiesiog lovai gulėjau ir niekur iš namų taip, tarp lovos ir tualetų visą dieną mano buvo. Tai šiandieną šiek tiek geriau, bet jau, kaip sakant, į organizmą 3 įmodimus įknisau, tai mėginsim išgyventi. Tai šiandieną aš nenoriu valgyti nieko tokio mano kūnui neįprasta, sakykim. Tai tiesiog atvariau į kažkokią burgerinę ir pasiėmiau vištienos burgerį. Tai tiesiog, žiauri valgyti noriu, aš vakar beveik nieko nevalgiau, tai šiandien nieko nevalgiau. Tiesiog kokia raimė kelionė, bet rytas, ką? Aš žinau, kai jums patinka, bet tai klausytis. Rytą. Na, bet žinot, taip jau yra, tokios tos kelionės būna ir tokių dienų, bet nežinau nuo ko, taip svarsau, nuo ko tai galėjo būti, nuo atrodo visur normalų maistą valgiau, galbūt tikriausiai kokie ledukai pakliuvo, blogė, dar kažkas, nežinau. Tai va, laukiam burgerio. Nu ką, sukilo apetitas? Man tai sukilo. Žiūrėk, koks gigantas. Tai sumalgau šitą, o kažką atneš dar. Akun. Pavyzdžiukas. Gerai, tai aš suvalgau burgeriuką, tada varysim į miestą ir aš pasakosiu įdomių dalykų būtent apie šį miestą. Tai bus įdomu. Nu va, prisėdžiau, dabar kaip tik užsisakiau tuktuką, turėtų taip pat atvažiuoti ir varysim dabar į centrą. Matot šitą didelį namą, ne? Nebaigtą statyti. Tokių mes dar daug tikriausiai šiandien pamatysim. Sasadai. Nu tai ką, sveiki atvykę į kiniečių nepavykusį projektą. Jeigu nukeliautume į praeitį kokius 10 metų atgal, čia nieko panašaus nebūtų. Čia buvo mažas kaimelis, mes esame prie jūros, buvo mažas toks kurortinis kaimelis su, nežinau, mažom parduotuvėlėm ir, nu tiesiog, suprantat, kaimelis. Bet tada atvyko kinai. Esmė ta. Kinijoje lažybos yra uždraustos, ne? Tai
tam, kad patenkintų, Kinijoje aplamai labai daug žmonių, kad patenkintų tikrai nemažai žmonių, kurie nori lošti, turistauti bei lošti, jiems tenka statyti kazino šalyse, kur lažybos yra galimos, leidžiamos. Tai viena iš tų šalių yra Kambodža. Tai visi statymai prasidėjo 2016-2017 metais. Belia kiek kinų pinigų atėjo į šitą miestą, buvo pristatyta labai daug viešbučių, bet buvo norima pristatyti, atsiprašau, nebuvo pastatyta, kai kurie buvo. Buvo norima pristatyti pilną viešbučių, daugiabučių, kazino, barų, restoranų ir panašiai, ne? Ir taigi viską pradėjo taip statyti, per metus viskas realiai išdygo, bet tada viskas tom ir pasibaigė. Nes 2019 metais Kambodža sugriežtino, kažkaip lažybų kažkokį tai įstatymą. Tapo draudžiama lošti ten vietiniams žmonėms bei ten internetiniai visokiausi lošimai. Ir, nors, atrodo, kad internetiniai lošimai tai neturėtų įtakoti, bet iš tiesų labai įtakavo, o galbūt labiau tiesiog tas neužtikrintumas iš biznierių tapo. Ir visi projektai buvo užšaldyti. Kiek pastatė tiek. Tada atėjo 2020-ieji, o kas tada buvo, ką? Ogi Covidas. Tai iš viso turizmo buvo nulis. Tai viskas čia buvo užšalę ir nieks nevyko. Keli namai, kurie išaugo, tai išaugo. Tai ir tapo toksai miestas vaiduoklis. Tačiau, kas yra įdomu, tai kinų tie visi verslininkai, tam, kad patenkintų potencialius kinų turistus, jie prisiuntė 10 tūkstančių, galbūt negi 100 tūkstančių kinų darbuotojų, kad dirbtų čia, dirbtų paslaugų sektoriui, dirbtų apgyvendinime, restoranuose ir panašiai. Tai gali matyti, negi čia iškabos, kokia kalba? Kinų. Tai per tą visą boomą, kai visi pastatai buvo statomi, daug žmonių čia atsikraustė. Tikrai nemaža dalis žmonių atsikraustė iš Kinijos ir pasiliko čia gyventi. Nešokinėsi pirmyn atgal. Visas šitas miestelis dabar tapo kaip maža Kinijos sala Kambodžai. Pažiūrėkit, visur kinų yra khmerų kalba ir tada kinų. O kai kur, pavyzdžiui, čia net nieko nėra khmerų kalba, čia yra kiniškai. Ir kaip yra įprasta, kai atsiranda tokie projektai, tai atsiranda tada ir oportunistų, kaip sakant. Šiame mieste gyvavo, galbūt iki šiol gyvoja, nemažai kinų gangsterių. Ir ypač prieš keletą metų čia vyko labai daug, baugių dalykų, taip sakykime. Pavyzdžiui, matot štai šitą pastatą, taip? Aš netikiu, kad tai, ką sakau, šiuo metu ten vyksta ar vyko, bet aš jį panaudosiu tiesiog į pavyzdį. Tai namas, pastatas, kuris jau yra, realiai, iš esmės kaip ir pastatytas. Dauguma tokių namų, save vadindavo kaip viešbučiais arba kazino. Bet į vidų buvo griežtai draudžiama bet kam eiti. Absoliučiai. Nors ar tu iš esi Kambodžos, ar tu čia gyveni, įeiti vidų negalėjai, nes jos saugojo, kinų gangsteriai su ginklais ir panašiai. O kodėl negalėjai įeiti, galbūt klausėt? O įeiti buvo negalima dėl to, jog viduj vykdavo, o kai kur gal iki šiol vyksta, žmonių vergovė. Žmonės iš Pakistano, Bangladešo, Mianmaro, Nepalo, Indijos, iš šių šalių, skurdesnių šalių. Tai tiem žmonėms būdavo siūloma, geros darbo sąlygos, jeigu jie atsikraustys čia ir dirbs. Jie atsikraustydavo, pasai būdavo paėmėmi iš jų ir jie buvo verčiami dirbti prie kompiuterio, apgaudinėjant žmonės online. Tai kitaip sakant, online sukčiais. Tai galbūt jums gali atrodyti, kas čia per toks darbas, kokia prasmė iš to. Bet tie online sukčiai sugeneruodavo milijardus pinigų, dolerių per metus. Belia kiek, čia buvo belia kokie pinigai. Tai be kaip supratot, aš šneku apie viską, lyg tai būtų buvę seniau. Ir tai iš esmės yra tiesa. Nuo praeitų metų, tai 25 metų, Kambodžos vyriausybė pradėjo stipriai kovoti su nelegaliais darbuotojais,
nelegaliais visais verslais, narkotikais, prekyba žmonėmis, vergijos visos, prostitucija. Visa tai buvo mėginama, jau užrišti. Ir negi iki šiol. Man vienas žmogus pasakojo, kol buvau Pjompenį, kad savaitgalį tiesiog policija aplankys absoliučiai kiekvieną butą, kad patikrintų, ar tame bute nevyksta kažkokia tai nelegali veikla, bet būtent šnekame apie tuos vergus, taip gaunasi, vergus. Bet istorija nėra tokia paprasta. Galbūt šiame mieste viso to ir nebeliko, bet tiesiog viskas persikrostė į Laosą, šiek tiek į šiaurę. O ten kas vyksta, tai gal kai kažką nuvyksiu ten ir papasakosiu. Tai galite pasidomėti apie Golden Triangle, tai auksinį trikampį. Tai ten pasienis tarp Mianmaro, Laoso ir Tailando. Tai va ten vyksta baisūs dalykai. Kaip matote, dabar labai daug kur stovi pareigūnai visokie. Tai čia viskas yra Kambodžos vyriausybės kaip ir iniciatyva nauja. Bet va tasai, kad čia viskas kiniškai vis tiek pasiliko. Ir taip ir bus, nes čia realiai šitą miestą dabar gyvena galbūt daugiau negu pusė miesto kinai. Tai tas yra įdomiai. Ir suliukas, kad taip skubu ir panašiai, nes aš čia, nežinau, neminėjau, aš vos 3 valandas turiu. Aš taip pat važiuosiu į kitą miestą. Man čia toks sustojimas buvo. Kas dar yra įdomu, tai kai čia viską valdė tie gangsteriai. Nu, tai čia beje, aš šneku 2-3 metai atgal. Tai šiaip man vaikščiat su šitą kamerą ir taip filmuot visus šitos dalykus ir varto žodį gangsteriai. Na, galbūt man nebūtų toks pats likimas kaip pakistaniečiams ten, ar bangladešams ir panašiai, mianmariečiams. Bet, galėtų mane nuskriausti. Gal nedingčiau, nes vis tiek, žinot, jeigu dingtų europietis, visai kitas reikalas. Bet jo. Ir matas, kas dar yra įdomu, jog čia šalia yra portas. Na, aš man ten neįsiu, man nepakeliui. Bet čia šalia yra portas, per kurį galima nuplaukti į, tikriausiai vienas gražiausių salų šiame regione. Ir čia pilna atvaro turistų, tipo, kaip čia gražu. Jie net nežino, kas čia, jeigu anksčiau, kas tuo metu čia vyko. Oficialiai čia skaitos kaip ir saugu, bet galbūt naktimis, kiek skaičiau internete, vis tiek nepatartina čia vaikščioti vieniems. Žinot, skaityti gali bele ką, bet realybės aš nežinau ir šiuo metu dėja nesužinosiu. Tai va, čia kazino. Čia kazino. Ir dar įdomus faktas, šiandien faktų diena. Kambodžai lošti galima, bet tik tais užsieniečiams. Tai visa tai yra pastatyta Kambodžai, bet paprastas Kambodžos žmogus net negali naudoti šiom paslaugom. Va, žiūrėkit projektas, ane? Viskas kiniškai. Negi reklamos. A ne, reklamos khmerų kalba. Žiūrint kokios. Su telefais khmerų, ten kažkas šitas vats kiniškai. Gerai, statybininkai mane kreivai žiūri. Bėgam iš jo. Man atrodo, čia prekybos centras. Šiaip įdomu man yra. Nueinam į prekybcentį, pažiūrėsim, kaip ten kas atrodo. Ar ten tuščiai yra, ar yra parduotuvių. Ir jeigu yra parduotuvių, kokia kalba? Durys tai kiniškos. Bum. Xinglu kofe, kiniškai. Zhangliang, kiniškai. Čia. Jizo Shoganjong Guobao, kiniškai. Giorgio Armani, Chanel, panašiai. Bet toliau kiniškai. Kiniškai. Nu, Miss Gelato, taip kaip ir itališkai, bet negi čia didžiausiam rengėjam yra kinų. Tai visas prekybos centras skirtas kinams. Va čia tai įdomiai, bet dėl to man kelionės ypatinga. Galėtumėt pagalvoti, kad čia mes Kambodžos kažkokioj uostamiestį rasim vietą,
kur nėra nieko khmerų kalboj, viskas tik kinų kalboj. Šiaip atėjau čia, nežinau, kad čia tikriausiai tulikų bus, tai žinot, mažukas. O, visai gražiai čia. Bet viskas kinų kalboj. Kaip įdomiai. Tai reikia, ką čia, ni hao man reikės sakyti tikriausiai atėjus pas kažką tais. Kiniška kola. Ni hao. Čia. Reiktų šitaip. Jei. Kiniškai pasisveikinau ir pasakiau ačiū, ar aš nesu šaunuolis, ką? Ar aš nesu šaunuolis? Esu. Ir turim kinišką kolą. Jei. Jeigu kam įdomu, tai kiniška Coca-Cola yra absoliučiai tokia pat kaip ir europietiška Coca-Cola. O dabar varom, galvoju, visgi prie to porto. Čia paeisiu 2 kilometrus. Pažiūrėsim. Kaip jūra atrodo, prie jūros net nebuvom čia Kambodžai. Varom. Žiūrėk, kokie ten daugiabučiai. Bet be langų. Tušti. Visiškai tušti. Primetat. Tie namai eina. Čia mes tik tais mažą dalį matom, žinokit. Miestas plešiasi. Ir visur va tokie neužbaigti namai. Geras. Palaukit. Okay. Ups, net iš statybvietę nuėjau. Pažiūrėkit, koks čia projektas. Viešbutis tikriausiai kažkoks turėjo būti. Su tokiu tilteliu per vidurį. Čia per skulptūrą tokia. Kažkas su trišakiu sėdi. Kažkoks vyrukas ant povo? Ar kažkokia višta, nežinau. Manau, kad čia povas skaitos. Einam ten. Žiūrėkit. Kaip matosi, horizonte tie namai, kai jie tušti yra. Vietos. Sikanukas, baby! Daugiau namų nei žmonių. Na va, čia ta ir jūra. Tai va, anksčiau įsivaizduokit, 15 metų atgal, sakykim, visų šitų dangoraižių nebuvo. Buvo palapinės, nu dabar ne palapinės, bet svečių namai visokiausi, tai hosteliai. Buvo toks kaip ir biudžetinių keliautojų toks kurortas čia. Bet dabar viskas pasikeitė. Nebeliko čia jokių biudžetinių viešbučių. Išdygo tokie visokie. Tik tais aiškus, kai kurie šitie yra apgyvendinti. Tai jo, nu vat įdomiai, kiek pasikeičia viskas per keletą metų. O tarkim, iš tų klasikinių namų, kurie buvo anksčiau, tai va šitas namas. Tai va būdavo visi va tokio tipo namukai čia, mažiukai. Tada va, pristatė kokių gigantų. O tokį, kuriuose va iš šitų namų, nors ir nėra gyveninti be pagal rūbus, sukabintus, galiu spėti, kad na, kažkas gyvena vis tiek. Jeigu nieks nepyksta, tai kodėlgi neapsigyvenus ten. Šiek tiek planai pasikeitė pas mane. Tai, nu gerai, šiek tiek plačiau ir papasakosiu. Tai nuvariau aš į stotį, turėjau važiuoti 19:30 autobusu.
ten turėjo būti tas slipper busas, nu kur tu viduj miegi, ne? Bet kažkaip likus valandai iki išvažiavimo, nu žiauriai pradėjo pykinti. Žiauriai. Ta prasme, jau turiu dėti pastangas, kad atrodo, išlaikyti viduj ten kažką tais. Pagalvoju, nu okei, nu kažkaip, turiu angliukų, nu kažkaip išgyvensi, nors jau visiškai jau, nu, jau nebenoriu nieko, žinot kaip būna, ne? Tryda, vėmalai ir karštis, užniso viskas. Ir tas žinau, kad tam slipper buse, tam autobuse, ten ne vienas miegos, mes dviese miegosim su kažkokiu nepažįstamu vyru. Ir ten vietos nėra daug. Ir galvoju, blema, aš tiesiog noriu ramiai pabūt, noriu išsivemti ir panašiai. Nu, ta prasme, 11 valandų su pusė man reikėtų važiuoti su to žmogum šalia. Nu, tiesiog aš psichiškai jau danvidis, kaip sakant. Ta prasme, aš žinau, kad čia visiškai yra normalu, ta prasme, tipo važiuosiu kitų, bet su šiandienos mano savijauta aš tiesiog nenoriu nieko jau. Tai man pasisekė, nes nuvariau į registratūrą ir man leido pasikeisti bilietą. Tai aš važiuosiu rytoj ir važiuosiu rytoj su neslipper busu, nu bet paprastu, kur sėdi. Tai gal ir geriau tokiu būdu, ką žinau, važiuosim 8,5 valandos, tai nepražūsiu. O dabar pasiėmiau nakvynę kažkur čia už 18 eurų, tai einam, pažiūrėsim, ką ten turim. Nu, atėjau į savo kambariuką jau, tai tikiuosi, kad, na, aš jums nenuvyliau, aš jūsų šiandien nevažiavau, bet man kažkaip, nu, reikia įsilisėti, nu, tavas man žiauriai prasijaučiuos, tai gerai, kambarys. Pikšt, turim kambariuką, didelę lovą, tinklas nuo odų, šiaip labai gerai, oro kondicionierius, staliukas, davė Coca-Colos, galėjau pasiimti kokį noriu limonadą tiesiog kaip pasisveikinimo. Ir šito tuliko dar nežiūrėjau, tulikas yra, dušas yra, viskas labai gerai. Ir čia dar yra kai kas labai įdomaus, yra balkonas. Tukšt. Ir mes balkone. Mūsų nuosavas balkonas. Oi. Va. Gerai, tai aš einu ilsėtis, reikia atgauti jėgas ir susitiksim rytoj ryte. Gerai, nes jau rytoj ryte tikrai važiuosim. Tai, bet šiaip beje, 18 eurų, tai čia žiauriai geras kambarys. Ok, viskas, labanakt. Mėgau beveik 10 valandų. Tai iškart pasaulis, kiek spalvų įgavo. Per naktį, nu, tiksliau vakarė teko šitiek pavemti. Nežinau nuo ko. Man skandžiai nepatiko tas burgeris, gal šiek tiek per daug buvo. Velniai žino. Bet man to reikėjo, įsilisėjau, 9,5 valandos mėgau. Primetat, aš nežinau, kad pasirinkart tiek mėgojau. Tai šiandien pilna jėgų varom mes į stotį. Įsikviečiau tuktuką, jisai tikriausiai dabar ir atvažiuoja. O štai šitas. So Sadai. Yes, this is me. Tai ką, atvykom į autobusų stotį, 15 minučių kažkur liko, tai pasidėkim ir tada pažiūrėsim, kaip atrodys autobusas. Varom. Fistbump. Bum. Turim. Štai mūsų autobusas. Čia reikia savo bagažiuką duoti su visokiu šlamštu. Where'd you go, sir? Batabang. Yeah. Okun. Gavom lapuką, jį vėliau įteiksim, ką pasiimti savo krepštą gal. Sasadai. Okay, Okun. My seat is 6A. 6A. Okay, Okun. O, jūs pažiūrėkit. Čia daug geriau negu vakarykštis variantas. Tai ar man mėgot su kažkokiu random čiuvu 12 valandų, kai mane pykina ir trydą leidžia, ar dabar va sveikas, gyvas ir savo solo kėdutę turėsiu 8 valandas, ar tai 9, nebeprisimenu, reikės važiuoti. Normaliai. Kaip patogiai.
King in the castle, king in the castle. Čia dabar atsilošti, tai... Nežinau, patogiau negu mano namuose. Pažiūrėkit, kiek mygtukų, ką jie daro. Čia kyla kažkas. Kas čia vyksta? Senė, tu rimtais. Palauk, kažkaip nepatogi, man tai... Palauk. Jeigu mes čia... Ai. Aš bada atgal važiuoju. Nesuprantu. Šitas pasikelia, ne? Viskas cool, fainai. Bet man tada nepatogu, vietos nebelieka kojom. Kažkaip neužbaigti, nes turėčiau šitą atsigulti kažkaip tais. Aš tuoj savo kojas pridėkščiau. Holy fuck. Eik kepa, čia nepatogu su tavim. Šitaip geriau. Eik tu savo. Turim teliką, žiūrėkit, YouTube'as yra. Nu ką, tai reikia pažiūrėti geriausią kanalą. Aš jau subscribinam. Batau. Šitą kaip lagina. Tarkim. Kažką įjungiu. Viežu, net ant tiek geras, kad net žiūrėti neina, matot. Cambodia ជំនួសមកឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកនាំដំណើរ World Express ដែលមានលោកពូវិបុលជាអ្នកបើកបរនិងលោកពូ Dalina visiems pusėtukus, net nemaniau, kad šitas valgys. Bet tai atidarom. Bum. Gavom krosaniuką ir gavom labai įtartiną dalyką. Juodųjų sojų pieną. Nu, jis supakuotas yra, gi nieko blogo man neturėtų būti nuo jo, ne? A ne? A mes norim rizikuoti 6 valandų kelionės? Ne, aš kad noriu. Labai sausa. Bet geriau negu nieko. Neskanus šitas gėrimas. Fui. Kaip jūs veganai tokį šlamštą galit gerti? Sustojam ant pusvalanduko kažkur tais, galvoju, eisiu aš pavalgyti. Visi nuėjo valgyti, tai aš pavalgysiu. Tai pasiėmiau kažkokį kiaulienos patiekalą vietinę su kola. 4 eurai. Normaliai. Pažiūrėsime, vėl neapsinuodysim. Nu va, atėjo man maistelis. Paragaukim, pečiu. Senai valgiau priešais kamerą, tai va, čia kiaulė. Šiai visai nebloga. Ir turim kiaušą, ir turim ryžių. Turim daržovių ir kažkokią sriubą. Nemaniau, kad bus sriubos, nu, bet jeigu jau tavo sriubą, tai duodam. Žiauriai saldi. Geras. Gerai, aš suvalgau ir susitiksim jau tame Batabango mieste. Šiaip tais gerai miegu ir autobuse. Miegu. Per šią parą būsiu kokį 12 valandų sumiegojęs. Matomai reikėjo. Thank you. Okun, bye. Štai ir atvykom. Kur mano krepšys? This one. Okay, Okun. Jo, lemba, miegojau. Mane pažadino, sako, tipo, ar tau į Batapangą reikia, sakau, jo, taip, reikia, sakė, pasimečiau. Atvarėm pusvalandžių anksčiau negu turėjom ir pasirodo mano hotelis, tipo, mane nuo čia paims. Tai aš susitariau 17:15, kad mane paimtų, bet atvarėm 16:05. Tai parašiau, kad atvarytų anksčiau, galbūt atvarys, bus matyt. Nes kai mane pažadino, žiūrėjau, tas autobusas pustuštis yra, aš taip iš panikos greitai susirašiau, tikiuosi nieko autobusą nepalikau, bet neturėčiau, atrodo viskas tvarkoj. Nežinau, nebuvo, matau, tai man niekada nutikė. Nu ką, jau laukiu 35 minutės, paskambinau į savo viešbutį 2 kartus, iš 3 karto pavyko prisiskambinti. Nu ir dabar
man tasai administratorius, ar kažkai toksai, sako, jog kažkokį netokį laiką nurodžiau, bet jeigu mes matom, parašiau, kad atvyksiu 17:15, dabar yra 17:23. Tai kas teisus? Kas teisus? Nu va, pas jums gal nesimato, bet tai administratorius paskambino savo driveriui, jo vardas bus Sofarnas ir jis atvyks už 10 minučių. Tai kam tada klausti manęs laiko, kada aš atvyksiu? Jeigu paskui turiu pats skambinti ir tas driveris atvažiuos pusvalandžių vėliau, negu susitarim. Realiai man čia kainuotų €50 su tuktuku pačiam nuvažiuot. Tiesiog aš laukiau vien dėl to, jog mano pasąmonė buvo tas faktas, kad aš atvariau anksčiau, reiškia, tas vairuotojas atvažiuos tiek 17:15, tada kai tarėmės. Tai aš nenorėjau dabar atvykęs pusvalandžiu anksčiau išvykti ir palikti ant ledo tą driverį. Bet dabar gavosi taip, kad aš durniaus vietoj likau, nes driverio net nebuvo. Nu va. Okei. Oi, karieta kokia. Esmė tame. Aš prašiau 17:15, kad paimtų, bet administratorius užrašė 7:15. Suprantat, kame esmė, ne? Nu, kvaila tikrai klaida, bet ką padarysi? Kam nepasitaiko? Kam nepasitaiko? Okun. Atvykom. Tai, nu ką, apsižiūrim. Iš pradžių apžiūrėsiu, o tada pasakysiu, kiek man kainavo šitą nakvynę. Tai čia žiūri rami vieta, žiūri viskas gražu, o, kambarys. Gyvent galim. Pernakvoti yra pats tas, yra stalas, man čia kaip tik reikės darbuotis. Turim virduliuką, turim labai svarbu oro kondicionierių ir negi šitą. Nes, laukia 3-4 laipsniai, pasirodo jutiminė temperatūra virš 40, drėgmė didelė. Tai ne kažką. Toliau. Tūlikas. Bum. Tūlikas. Dušas. Kriauklė. Ko daugiau reikia. Tai... O vaizdas koks, žinai. O, yra vaizdas. Įkėjom. O kaip manot, kiek kainavo į naktį? Už naktį kiek kainavo? 10 eurų. 10 eurų. Pats tas. O aš einu montuoti video praeitą. Darbų yra belekiek. Tai po Batabangą jau mes pasivaikščiosim kitame video ir labai daug veiklos esu čia sugalvojęs. Tik tai reikia tikėtis, kad bus geras oras, nes numato, kad rytoj vakarą žaibuose bus lietus. Jeigu tai bus, jis sukadins grinai priežastį, dėl ko čia atvariau. Nes man reikia vakare būti lauke tam tikroje vietoje. Kur dar nesakysiu. Tai gerai, tai jeigu patiko video, laikas, kažką pakomentuokit ir jeigu nesubscribinat, tai paspauskit, man fainai būna tas skaičiukas didėja, man iškart, dopaminas, smegenys pareina, tai fainai, žinot, tu subscribe, gal dar vieną subscribe, Tai gerai, tai jo, ačiū, kad žiūrit ir iki kito karto, bye bye. Dar eikit pašerkite savo gyvūną, pažiūrėkite jį. Pažiūrėkite jį, aš matau, kamputė tupi, jau leisgyvis visas, dreba, valgyt nori, vargšas. Nueikit, pašerkite jį. Ką? Prašau, pašerkite. Iki kito karto.